O taip atsitiko, kad vienas draugas buvo grįžęs į Klaipėdą gyventi ir sako, parodė man video visų pirma, Krokopo, pirmą kartą ir aš buvau labai sužavėtas. Ir jisai sako, kad nori pradėti lankyti. Sako, gal nori kartu? Aš sakau, ne, nenoriu. Nors iš tikrųjų galvojau, wow, čia tai žvėris. Skiriam savaitėmis vėl mane pakvietė, nors tada ne visi mes internetu turėjom. Kompas gal turėjom, bet internetu tada nelabai turėjom. Jis iškrovė tą Vanderlei Silva klipą, highlightų. Ir aš pamačiau tą tokį nuo lenciūgų nutrūkusių žvėrį, žinai, kuris nešiojo, atrodo, tuo metu praeidė visus. Tie smūgiai, tas žvėriškumas, tas jausmas, kai tu ringėjai ir tik tais nuo tavo sprendimų ir nuo tavo veiksmų priklauso, kas iš jų išeis savo kojom. Nes ten viena nokauto mašina, žinai, tokia buvo. Ir sakau, aš tada žiūrėjau už tą klipą ir mane tai kaip užhipnotizavo, aš žiūriu, toks taip, aš noriu būti šito dalim. Jisai sako, tai gal nori eiti, aš toks grįžau, ką aš čia pasakiau, kas čia tik buvo, žinai. Bet visgi nusprendžiau, davai, aš pirmą treniruotę paeisiu, nes jisai jau buvo pradėjęs eiti. Galvoju, blemba, liktai gyvas, nelošęs, žinai, kaip ten visi sakydavo visada, eik, tu durnas, ten tavo galvą sudaužys, nosį sulaužys. Nors jau tada buvo gatvėje 2 kartus sulaužyta tavo nosis. Tave ten validų paliks ir panašiai. Viskas nuėjau. Ta treniruotė man buvo beveik 18 metų. Ir aš supratau, kad aš buvau visiškas idiotas, kad senų čia netėjau. Nes kas įdomiausia, kad aš kovos menų salėje atradau laisvę. Aš pasijutau laisvas. Pasijutau laimingas, pilnas džiaugsmo ir gyvenimo.